Kaip taisyklė, kalėdiniu laikotarpiu fotografuojantis, mes gaunam nuotraukas per tamses. Tai yra veidai tamsoje, šešėlinėje pusėje, o tai, kas blizga už nugaros, paprastai būna tikrai visai neblogai. Taigi, pakalbėsim apie tai, kaip fotografuotis kalėdiniu laikotarpiu, kaip miestas papuoštas, o jau eglutės visur jau yra, vis kiekviena mieste, todėl nuotraukų mes visą laiką norėsim pasidaryti ar su savo draugais, ar su savo šeimos nariais, todėl mums reikia išmokti ir sužinoti, kaip išnaudoti šviesą, kuri yra būtent toj aikštėje, prie eglutės, arba koks nors ten miesto pavadinimas apšviestas ir mes norim prie jo nusifotografuoti. O tuo tarpu nepamirštam laiką, būtinai paspaudžiam prenumeruoti, būtinai paspaudžiam skambutį, kad nepraleis kitų video, būtinai pakomentuokim ne mažiau po 3-4 žodelius ir aišku, jeigu pasidalintumėt šio video, manau, kad tikrai būtų labai gerai. Jum tai yra, kaip sako, sekundė 2, o man tai yra džiaugsmas ir malonumas, kad gali daugiau mokinių pamatyti. Tai štai, panagrinėkim, kame reikalas, kodėl taip atsitinka, kad nuotraukose veidai mūsų būna tamsus, kad nuotraukos netokios, kokios mes norėtume, arba kaip mes matom natūraliai savo akim, ką reikia daryti ir ką pakeisti, kad iš tikrųjų turėtumėt atsiminimui būtent tų metų kalėdinių gražių nuotraukų. Tai štai, mėlyje, kaip taisyklė, mes žinom, kai fotografuojamės prieš langą, mes žinom, kad tai negalima. Jau daugumai mūsų yra įkalta, pagaliau mes tai matom akivaizdžiai. Kai tik prieš langą fotografuojam, mums patiems žiūrint į tą žmogų modelį, mums norisi prisimerkti, nes per langą einanti šviesa mumis tiesiog akina. Tas pats vyksta, mėlyje, ir su fotoaparatu. Jį taip pat ta šviesa akina. Ir jei mes fotografuojam automatiniu ar pusiau automatiniu režimu, būtinai fotoaparatas viską padarys, kad ta šviesa jam mažiau spigintų į objektyvą. Įsivaizduojat, ką mes darom, kai tokią šviesą matom. Mes norim prisimerkti arba norim prisidengti ranką štai taip, nes mumis jinai akina, mums per stipriai šviečia, mūsų akis tai neįpratę. Pagaliau mes norim įžiūrėti tą žmogų, su kuriuo mes kalbam. Ir mums sunku įžiūrėti, nes jo veidas tamsoje. Mėlyje, tas pats vyksta, kai mes fotografuojamės kalėdiniu laikotarpiu. Nueinam į miestą, visur viskas gražu, atsistokim čia, atsistokim ten, atsistokim dar ten ir taip toliau, tam, kad nusifotografuoti, žodžiu, įsiamžinti. Ir kažkodėl mes nepastebime, kad šviesa šviečia, arba eglutė šviečia, arba kokį nors papuošalai šviečiantis, jie būtent už mūsų nugaros. Ir jie lygiai taip pat šviečia tiesiai į objektyvą. Prisimenat, ką daro fotoaparatas, kai šitaip šviečia? Jis paima ir patamsina. Jisai pakeičia išlaikymą, pakeičia diafragmą, galbūt jautrumą pakeičia. Ir rezultate mes gaunam tai, kas ten blizga, šviečia gražu, o veidai žmonių, kuriuos mes fotografavom, jie gaunasi tamsus. Tai skystai gerai, greičiau, ką tada daryti, kaip čia ką pakeisti ar panašiai. Tai pirma, jeigu mes neturim jokios papildomos šviesos, galbūt jūs turit fotoaparate blykstę, įsijungiam blykstę, pašvieskim su blykste. Arba mobiliu fotografuojam, įjungkit lemputę. Tai apšviesit veidus ir greičiausiai matysit ir žmonės, ir viskas tas, kas už jų nugaros. Aišku, pati nuotrauka gal nebus pati gražiausia. Nes paprastai blykstės būna per stipriai iššviečia veidus, jie tiesiog tokie išbalę, stipriai šviečia, labai kontrastingai šviečia, nėra to tokio šventinio, atrodo, efekto, visa kita, pagaliau pati šviesa plokščia, neįdomi, žodžiu, šviesa, bet kitos išeities nėra, jeigu mes nesam pasiruošę. Todėl labai svarbu pasiruošti, jeigu jau susiruošėte eiti į miestą, ir pasifotografuoti prie eglutės, gal prie miesto
parašyto šviečiančio ženklo, kaip pas mus yra Senamiesty Kaunas. Tai tokiu atveju nepamirškit, pasimkit kokį nors ten šviesulį. Gali būti ten koks nors, nežinau, kvadratinis LED lempa, galbūt kažkur tai mėtosi, galbūt kažkoks tai prožektoriukas. Kažkas tokio, kas visai neblogai šviečia. Ir tokiu atveju, kai jau jūs fotografuojat, vieną ranką fotografuojat, su kita galit pašviest tuos žmonės, kad jų veidai matytųsi, jeigu per stipriai šviečia. Šiek tiek nueik iš toliau su savo prožektoriuku. Arba atvirkščiai, jei per silpnai šviečia, šiek tiek arčiau prieik. Taip, kad apsišviestų veidai. Nereikia stipriai, bet kad apsišviestų būtų labai gerai. Jeigu tikrai neturim ir nesam pasiruošę, tai nestokim prie eglutės, kad jinai būtų jums už nugaros. Jeigu yra tokia galimybė atsistoti prie eglutės, kad jinai būtų už nugaros, o priešais jumis kažkoks kitas apšvietimas, tai pasistengit šalia to apšvietimo atsistot ir iš tos pusės eglutės, kad jums tas apšvietimas apšviestų veidą. Kai tai apšvies, tada būsit ir jūs matomas nuotraukoje, ir eglutė matoma. Suprantat? Mūsų bėda, kad mes pamirštam. Kai fotografuojam prieš langą, mes kažkaip tai matom. O kai fotografuojamės kalėdiniu laikotarpiu, mes kažkaip pamirštam atkreipdėmėsi į pačią šviesą. Atsiminkit, kad nuotrauka susidaro iš šviesos ir tamsos, iš tonų ir pustonių, spalvų ir atspalvių. Šviesa nuotraukoje svarbiausia. Jeigu šviesa yra, mes nuotrauką turėsim. Jeigu jos nėra, nuotraukos neturėsim. Viskas tamsu. Ar daug mes tamsoj galim pridaryti nuotraukų, kad matytume vienas kitą ir taip toliau. Taigi, mylėjai, nepamirštam, jeigu mes pasiruošiam, mes turim kokį nors šviestuvą, į kišenę einam fotografuotis, būtinai pašviečiam, galbūt kažkas kitas gali su savo mobiliu pašviest ir taip toliau ir panašiai. Toliau kita dar taisyklė, kurią dažnai klaida, gal sakyčiau, kurią reikėtų įsiminti. Irgi sako, nufotografuok manęs prie eglutės. Ir įsivaizduokit, ta eglutė apie kokią 10 metrų, tavo ūgis, pavadinkim, kad tu aukštas, 2 metrai. Tai įsivaizduok, 10 metrų ir 2 metrai. Ir kaip taisyklė būtinai atsistos prie pat eglutės, kaip sako, galėtų nugarą net atsiremti. Negalima to daryti, tai yra, nereikia to daryti. Galima turbūt, kaip sako, sto kur nori, ar ne, bet nereiktų to daryti. Reiktų taip, kad tas, kuris fotografuoja, arba jeigu jau tu tas fotografas, o nori, kad ir tave įamžintų, tai būtinai pats pasirūpink tuo. Atsistok taip, kad su fotoaparatu ar mobiliu tu matytum visą eglutės, pavyzdžiui, aukštį. Jeigu tau, aišku, jos reikia aukščio to. Gal tau nereikia, gal tu nori būtent prie pat eglutės nufotografuoti, kad ten matytųsi tik tai šakos ir ant šakų kažkokie tai žaisliukai. Bet jeigu nori, kad prie visoje eglutėje matytųsi kadre, tai turi atsistoti tokiu atstumu, kad ta eglutė kad tik tilptų į kadrą. Neatsistok per toli, kad nebūtų eglutė kažkur ten toli, ten ir taip toliau. Atsistok taip, kad eglutės viršūnė remtųsi, kaip saka, į kadro, reiškia viršų. Ir štai, kai tu tai atsistosi, tada pasikviesk modelį arba pats atsistok per 2 ar 3 metrus apytiksliai taip, kad tavęs matytųsi, kaip sako, daugiau kaip pusė. Nebūtina atsistoti visų ūgių. Naktinėje nuotraukoje visų ūgių matosi labai silpnai ir nesižiūri. Todėl atsistok tokią portretinę nuotrauką, kad tu matytumsi nuo galvos ir iki žemiau užpakaliuko. Štai. Tai, bet sakysi, bet tai ką, tai eglutė toli, aš čia stoviu tamsoj. Visą laiką galima atsistoti iš tos pusės, kur būtinai kokia gatvė šviesa, ar te kokia nors lempa, tave apšvies pakankamai stipriai, reiškia būsi ir tu apšviestas, ir matysis gerai fone eglutė. O jei ne, mums reikia vėl pasinaudoti, kad kažkas iš draugų gal ar panašiai įjungtų savo mobilių prožektoriukus ir tiesiog į tave šviestų. Pašviestų į tave.
štai tada tu matysies puikiai ir matysis eglutė gale tavęs. Ir taip prie bet kokio objekto, kurių tu fotografuosies, taip pat galima daryti. Toliau, jeigu nori nusifotografuoti prie miesto pavadinimo, kaip pas mus Kaune yra senamiesty, ar ne, Kaunas. Ir jeigu tu nori, kad tas pavadinimas visas būtų, taip pat reikia atsistot ir fotografuoti horizontaliai. Jeigu prie eglutės, kurią tu nori visą matytis, fotografuoji vertikaliai, tai čia horizontaliai reikia fotografuoti ir atsistoti tokiu atstumu, kad visas pavadinimas šviečiantis, kad tik tilptų į kadrą. Reiškia, jisai kad tik neatsistot per toli. Jeigu tau svarbus tik tai pavadinimas, atsiminkit, pavyzdžiui, kai senamiestį, kiti nori, kad ir pilis matytųsi, ir tai normalu. Tada atsistoji taip, sukomponuoji kadrą taip, kad ir pavadinimas, ir ten toliau matytųsi pilis kadre. Nu ir tada žmogų tu fotografuoji, arba nori, kad tave nufotografuotų, reiškia, atsistoji kažkurioje vietoje, vėlgi ne per toli. Nes vėl kaip taisyklė būtinai atsistoja prie pat to pavadinimo ir būtinai šviečia pavadinimas tau iš nugaros. Taigi šito nedarykit, to negalima daryti, nes tu būsi tamsoje. Ir gali būti, kad joks prožektorius neapšvies tavęs, nes tu ten būsi per toli. Žmogus stovi atstumu, kad visas matytųsi pavadinimas, o tu stovi prie pat pavadinimo. Tai įsivaizduok, kaip tu atrodai, kaip čia toje eglutė. Eglutė gal ten 10-15 metrų, o tu tik tai 2 metrai. Tai kaip tu prie tos eglutės atrodai? Mažiukas ten kažkur yra, žodžiu, atspėkit, kur aš esu. Tai štai, kad to nebūtų, tu vėl prieini arčiau, nežinau, per 2 ar 1,5 metro, priklausomai nuo to, koks, aišku, yra objektyvas ant fotoaparato arba kokiu pločiu apima tavo objektyvas mobiliam. Taigi ir atsistoji tokio, kad aiškiai matytųsi tavo portretas. Dabar, kas gali atsitikti tokiu atveju? Jeigu tu atsistosi arčiau, tai gali būti, kad kažkurias Kauno raidės tu tiesiog užstosi, ar ne? Savo nugarą užstosi. Ką tokiu atveju daryti? Aš paprastai pakeliu fotoaparatą iš aukščiau, kad, reiškia, žmogus šiek tiek būtų fotografuojamas iš aukščiau. Jau kur kas įdomiau. Tai nėra taisyklė, kad būtinai reikia taip daryti. Bet jeigu man svarbus yra pavadinimas, kad visas jisai matytųsi, nieko tokio, jeigu mane fotografuos ir aš žiūrėsiu šiek tiek iš aukščiau. Su šypsena, gražiai, ir bus nufotografuota ir visas matysis pavadinimas, galbūt matysis, jeigu tau reikia, ir senamiestis arba Kauno pilis. Ir visur viskas matysis. Tik aišku, nepamirškit būtinai pasišviest, kad kažkas pašviestų. O jeigu tu supranti ir matai, iš kur krenta šviesa, iš kur sklinda šviesa, jeigu netoli yra koks, nežinau, gal lauko šviestuvas, dar panašiai, tai būtent stenkis atsistoti ten, kad tau veidas būtų apšviestas. Pasibandyt gali ant savo draugų, prieš tai juos nufotografuodamas, ir pažiūrėti, ar tikrai jų veidai apšviesti ir ar aiškiai matosi nuotraukoje. Štai taip, tokiu bandymo keliu jūs turėsit puikiausių, gražiausių kalėdinio laikotarpio miesto nuotraukų. Ir pamatysit, kaip viskas paprasta. Kaip viskas paprasta, kai gali nusifotografuoti ir turėti gražių nuotraukų. Ir vienur atsistojus, kitur atsistojus. Todėl, kad jau tu žinai, kaip tai daryti. Ir tai tikrai padeda, išbandykit. Pats laikas dabar jau fotografuotis, pats laikas dabar eiti į miestą, nes jau viskas puošiama, viskas papuošta, labai viskas gražu, todėl puikiai. Tikiuosi, jums šitie patarimai padės, turėsit nuotraukų savo draugų, savo šeimos ir pačių savęs nuotraukas. Turėkit viską, nepamirškit su savim neštis kokio tai šviestuvo, prožektoriuko, ir tikrai bus labai gražu. Na, o jeigu nori daugiau išmokti, daugiau sužinoti, galbūt kažkam padovanot, būtent šventinę tokią dovanėlę, fotografijos kursus, tai galima išrinkti iš 2. Tai pirma, savarankiški, antra, individualūs.
savarankiškai net 10 temų. Video formate, kur įsigijus galima mokytis savarankiškai, pačiam žiūrėti kompiuterio ekrane arba televizoriaus ekrane, turėti fotoaparatą šalia ir daryk, kas tau sakoma. Tai yra tikrai labai patogu mokytis, galbūt ir kelyje važiuojant. Žodžiu, kur nori, kada nori ir kiek nori. Tai labai labai padeda. Pamokos, kurios tikrai tau primins, kurios tave išmokys elgtis, suprast, kaip veikia fotoaparatas, kaip veikia jo nustatymai, ką reikia keisti, ką reikia daryti. Ir tokiu būdu tu išmoksi fotografuoti, tiesiog suprasti, kuo kvėpuoja fotografija. Na, o jeigu tu nori vis dėlto mokytis rimčiau, profesionaliau ir galbūt iš to turėti netgi pajamų, tai mokytis individualiai yra dar geriau. Taigi mokomės mes individualiai kartu, tik tu ir aš, dviese. Visi profesionalūs patarimai būtent tau vienam. Taigi gali mokytis pats arba kam nors padaryti dovaną, kalėdinę dovaną, kad po naujų metų galėtume pradėti mokytis su juo ir jisai žmogus galėtų turėti įgyti žinias ir galbūt pradėti pavasarį, vasarą fotografuoti visokias krikštynas, vestuves, galbūt fotosesijas daryti. Nes daugumas mano mokinių taip ir daro, taip ir fotografuoja ir džiaugiasi papildomom pajamom. Taigi tokie du būdai mokytis, manau, kad pravers visiems. Na, o jeigu tu sakai, taip, norėčiau mokytis, bet neturiu fotoaparato. Galbūt senelis Šaltis jums atneš tą fotoaparatą, kas ten žino, jeigu tik tai parašysit jam laišką. Na, o jeigu to senelio Šalčio nepažįstat, aš mokiniam padedu įsigyti tinkamą fotoaparatą už gerą kainą, kad nereiktų permokėti. Nebūtinai jisai naujas gali būti, aišku, ir naujas. Tai patarsiu, kaip nusipirkti ir kur pigiau. Žodžiu, viskas įmanoma, viską galima padaryti. Svarbiausia turėti noro. Ir kai turi noro, viskas tada einasi puikiai, viskas einasi gerai ir mes galim mokytis. Tai štai, mėlyje, tokie buvo patarimai. Vėlgi, nepamiršk laiką, prenumeruoti, būtinai pakomentuoti, nemažiau 3-4 žodelius, būtinai pasidalink šito video. Taip mes išmoksim geriau ir kiti pamatys. Taigi, atsisveikinu iki kito karto visiems. Gražios dienos. Iki.